kibimukas ir kažką gerą turiu. Ir labai stiprus karštis. Nutrūko Labą rytą visiems. Šiandien esu prie Nemuno ir bandysim pažiūrėti, ar išeis mėgėjai čia ką nors sugauti ar ne. Norėčiau karšio, bet nežinau, ar vietą gerą čia išsirinkau, o kas kips tą gaudysim. Dėkui visiems, kas pasiekėt, sekat, žiūrit, šaunuoliai, taip ir toliau. O aš einu pabiškę krapštytis. Pašarams susimaišiau vieną karšinį ir kuojinį vieną. Biškį džiūvėsėlį bėriau. Šėrimą dariau su grūdiniam. Daug grūdinių pridėjau. O masalam tai nieko ypatinga. Dzikai, sliekai, kukurūzai. Dar aišku, čia šūtintų žinių kukurūzų, gal aš su tais pabandysiu, matyliaus gaila, tik tai negavau. Suveiks ir tiek, ką žinau, su tuo užsišėriau, su tuo bandysiu gaudyti, gal kažką pakarpysim, padaliausim, žiūrėsim, kaip čia gausis. Opa, kibimukas. Dabar užsidėjau pradžiai trumpą pavadėlį, to gal ten ilginsias, darysias kibimas, tai labai smarkas buvo. Ir kasgi čia toks žiobrys. Nuėjo. Na va, kadangi graibštą neišsipakavau, tai praradau vieną žuvį. Pradžiai dedu sliekus, dziktus, kombinuojas. Po to matysim, ką čia dar padaryti. Ja čia kelius prasimečiau. Judesys yra nuo pat pirmų metimų. Realiai jas džiugina. Labai norėtus tą Nemuno karšį suvilioti. Pasidariau ilgą pavadį ir dabar žiūrėsim. Pradžiai vieną meškerę, po to gal antrą išsitrauksiu, jeigu judesys bus ramus. Bet bent jau kol kas tai nepanašu. Srovė didelė, srovi šėrykla 100 gramų. Tai toliau pametus į tą pagrindinę srovę, tai nelaiko net. Žiūriu vis tiek pučia. Čia iš pradžių darau dažnesnis permetimus. Bet ant ilgo pavadžio kažkaip nepuola griebti. Net keista tokiais sroviais žvejot, kai pas mane apylinkėse jau realiai kas čia koja.
metimai irgi čia netolin. Toliau numetus, tai tragedija būtų. Kelios kojytės jau plakiuką pagavau. Žiaubris va buvo užkibęs. Kas čia nutrūko? Nu, persirišau. Kažkaip keista kibimas buvo ir viską palikau ir šeriko ir visą sistemėlę. Gal valas pasivedė. Keiščiausia, kad jokio pasipriešinimo nejaučiu. Ta prasme, pakeliu meškerį ir iškart lengva buvo. Yra kibimukas. Ir kažką gerą turiu. Karšis. Ir labai stiprus karšis. Opa. Srovė stiprus jie. Nu va, tas dėl ko ir atėjau čia šį rytą. Gražiai žiūrėti. Ах, nutrūko, blė. Yra žuvis. Uždėjau, pakeičiau. Kad nepasiekčiau. Pakeičiau tas vietas kukurūzų. Priparkavo. Vėjas pučia. Neprastai taip. Žuvis ten yra, nes šiaip gana greitai atsiliepia. Šiaip nėra taip, kad kaip iš patrankas nuo ryto, ten tas smulkesnė žuvis, aišku, gerai ten kybo.
įsidenų baigė ir kažkaip biškį aprimo. Ryte vien ant musės lervas ėjo. Dabar patikrinsim teoriją, gal pasikeitė skonis. Šiaip žiaurinis vėjas pakilęs, tai labai trukdo žvejot. O dar plus pradėjo nešti žolės. Vietom ir nesuprasti, vėjas čia padeda tai meškeriai lankstytis ar žuvis jau kanda. Šikis pardasi. Šitaip. Plop. Yra. Mažai. Įneškime. Aš norėčiau mamytį duot, o taip va paplėšti. Are po?
kelis paskutinius permetimus padarau jau čia ir užteks šiandien. Nebuvo ilga čia ta žvejyba, bet rezultatyvi pakankamai. Daug nesėkmų ir pavadėlį pavedė, kadangi kriauklynas tenai yra. Ir valas vieną kartą pasivedė. Karšiai stiprus, gražus. Nepalyginsi su stovinčio vandens. Dar norėtų kokį kibamuką sulaukti ir varyti, nes vėjas jau užknisa kratas tam meškerė. Smulkesnės žuvies kibimas net ne visada matosi. Saulė pakyla jau šūtint pradėjo, tai manau, kad gal tai vienai žvejybai bus sočiai. Gražiai atrodo, nes susivėlęs. Nežinau, ar girdėsis vėjas, labai smarkiai pakyla. Nebesikankinsi čia ant tą vėją, sėdėti krantą tą meškerę. Baigiu jau daiktus susirinkti. Nebloga ta žvejyba, įdomi buvo. Tikiuosi ir jums bus įdomu pažiūrėti. 3 normalius karšius paėmiau. Aišku, gal ne Nemuno tas didysis kalibras, bet gal ir vietoj netokioj sėdžia, aišku. Kas dar? Kojas kybo, žiobrių porą pasigavo. Neblogai, sakau, kaip per trumpą laiką, tai tikrai peizažas nuostabus. Visiems dėkui, kas pasiekėt, palaikinat, pakomentavot. Taip ir toliau. Mes susitiksim kitą kartą.